Ten mano mašiniukas. Labas, mielieji. Tai va, atvykau į botanikos sodą Aulų. Pažiūrėsim, kokius augalus jie čia augina, kai taip šalta. Tai bus daug gėlyčių, augaliukų, biškį sielos nuraminimui ir sustojimui. Pas mus jau obelis nužydėjo, o čia vyšnios žydėjo. Dar vienas automobilių muziejus. Pažiūrim, kuo skiriasi vienas muziejus nuo kito muziejaus. Iš tikrųjų, net nebuvau tokiam bendram automobilių muziejui, buvau tik Sabo. Paskui buvau kapinėse, dar atsitiktinių tokių vietų, amerikoniškų automobilių. Nu, čia pirmas toks tikras. Nepyk. Jei kam nors įdomus mano vertinimas šito mašinų muziejaus, tai
važiuosit pro šalį, užvažiuokit, specialiai ne. Tiesiog paprastas eilinis muziejus, kokių Lietuvoje turbūt galima suskaičiuoti, bent jau 5. Žinau, Molėtuose, Vilniuje, Biržuose, Sadelišky, Klaipėdoje, Šeduvoj, kiek žinau, yra. Žodžiu, tikrai tokių yra. Bet čia gal kažkiek kitokių mašinų rasit. Pusę minutės gurmanam. Žinau, kad draugė Laura labai domisi, ką aš čia galiu valgyti. Tai valgau švediškus kukulius, lenkišką karį padažą su mangais ir ispaniškas alyvuogės. Bet tokie mano pietus. Gerai, išmatuosiu žingsniais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13. Tarkim, 34 mano žingsniukai. Įdomu, čia vienas namas ar keli. Va toks eksponatas. Kokie smagus vartukai. Ką pasakysiu? Nieko nepasakysiu. Grįžti į mašiną ir važiuojam toliau. Šiandien noriu apsistoti kempinge ant jūros kranto. Ir jeigu patiks, tai likti ir 2 naktim. Nes jau biškį turiu pailsėti. Bet gal kažką vis tiek pafilmuosiu. Mua suoraan silmiin, kato maisemiin, Suomi-filmiin. Kesäyös suladut mun uniin. Kesäyössä vaheltaa. Lupa on Seinun rinnallaan. Talottaa mua mukana. Saatan olla saapillaan. Kesäyössä vaheltaa. Lammassaaren pitkospui. Sanottuu en saa sanakaan. Pagaliau mano kompiuteris gavo normalios elektros, ne iš batarkės. Matot? Nusipirkau perėjimą, kur kemperiam. Pasidariau normalią rozetę ir pasijungiau kompiuterį. Šiandien aš kaip karalienė po stogu įsikūriau. Pasijungiau kompiuterį į elektros lizdą krautis. Šiaip problemų su elektra niekada neturėjau. Pirmą kartą turbūt jungios kempingė pasiėmiau vietą su elektra. Nes važiuojant pakraunu ir laikrodį, ir telefoną nuo akumuliatoriaus. Ir dar nešiojama baterija tokia didžiulė prikraunu važiuodama, kad man užtektų naktį, kai stoviu. Kadangi dabar galvoju stovėti 2 dienas, tai reikia pataupyti biškį akumą. Ir pasiėmiau elektros. Tai kempingas kainavo 34 eurus. Šiaip vidurkis ir yra apie 30 eurų, kartais 25, kartais 35. Tik tai Lenkijoje buvo 12. Tai mašina ir aš viena, žodžiu, yra tokios kainos.
gyventi galima. Tai va, įsipūriau, biškį padirbsiu, biškį pavalgysiu, biškį patingėsiu, pailsėsiu. Kesäyös nuoren miehen tunne ryöppyy. Hammehelmaan, tuuli tarttuu. Matka larkkuu, heinäsuussa hymyilen näin pelloilla esi-isä Pusė pirmos nakties. Laitoi tunteet ja mitäs muutenkaan. Mut ois koti kasvatettu tänne kulkemaan. Kerron daamille tarinoita runoja. Miekantotalliot, peltoja, puroja. Tai yra ir mėnulis. Bandysiu miegoti. Labas, mėlyjei. Nusiplukau nuo pat ryto. Šiandien stoviu, niekur nevažiuoju, tai biškį pasitvarkiau autobusiuką vidų, viską. Ir kokia moteris, kad per išeiginės neplautų rūbų. Happe haukkaa vaan, henki salpaa. Hakarakkosella hevosen karkaa. Laaha jalkaa vaan, mun sydän laukkaa. Miten se menee, kuka kenetkin valkkaa? Anna aamori, sekoittaa pakkaa. Saata olla, ettei saakaan. Viesu pari mun lempari paikkaa. Mä viesu kuun valon. Sydän käpynäni käperyn mun kainaloon. Saatilain. Kuinka hiljaisuus toimii niin täysin. Sisko tahtoisin jakaa kaivos tämän yön. Sydän liikaa lyö. Tää kuulostaa ihan pönttöni on. Maailman ääni, liian voimakas on. Olen levo.